Labą dieną visiems taip gausiai susirinkusiems į mūsų namus, o namai tai ta vieta, kur vienas kitą supranta, užjaučia ir džiaugsme, ir nelaimėje, ir liūdesy. Mes stovime prie renovuotų Eigirdžių miestelio bendruomenės namų slenksčio, kurie kvepia naujumu, modernumu, spinduliuoja jaukumu. Įkurtuvės turi savas tradicijas. Tai pirmiausia savo įkurtuvinę šventę ir pradėsime nuo juostos kirpimo. Kviečiame gerbiamą merą, bendruomenės pirmininkę Adelę Srebalienę ir vietos veiklos grupės pirmininką Vytautą Barsteiką. Perkirp juostelę. Adelė, tau pirmenį. Negandos ir nelaimės neplankytų, kviečiame gerbiamą kleboną juos pašventinti. Te padeda mums viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, viešpats su jumis. Melskimės. Į tave, Dieve visagalis Tėve, nuolankiai kreipiamės dėl šio namo ir jų gyventojų, bei jame esančių daiktų namą tu viešpatie. Palaimink ir pripildyk visokių gėrybių, o jame gyvenantiems bei dirbantiems suteik dangaus dovanų gausą, žemės vaisių apstumą ir maloningai išklausyk jų troškimų. Mums tarpininkaujant palaimink šiuos namus, kai palaiminai šventųjų patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo namus. Tarp šių sienų te gyvena tavo šventieji angelai, saugodami šiuos namus ir jų gyventojus. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Pasimelskime taip, kaip viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. O dabar prie to mažyčio stalo norėtume pakviesti mūsų bendruomenės pirmininkę, gerbiamą merą, seniūną ir Degaičių etnokultūros centro direktorę. Prieš jūs 4 mažos žvakutės. Raudonas spalva spinduliuoja šilumą. Geltonas spalva spinduliuoja šviesą. Norėtume, kad jūs sava šilumą užtektumėte tą geltonąją šviesos žvakutę kaip mūsų bendruomenės židinį, kuris rusentų ir neleistų mums čia sušalti, nuolat mus paglobotų, prižiūrėtų. Prašau. Nu jau dabar šilta buvo, sabodų uždegėme žvakę. Var švaką. Tikrai nesitikėjome tokio gausaus svečių. Mano rankose yra mažas krepšelis ir, kad liaudis sako, terba. Tai va tas bendruomenės pirmininkas nuolat pasiėmęs tą terbą ir keliauja rinkdamas įvairiausias lėšas ar šiaip kažką tai mąstydamas, kokius renginius daryti. Šio renginio metu mes paleisime, tegul keliauja ta terba ir krepšelis su lapeliais ir parkeriais per visą salę. Norėtume sužinoti jūsų nuomonę, jūsų pasiūlymus, kaip toliau gyventi tuose naujuose, šiltuose, šviesa spinduliuojančiuose namuose. Meskit čia savo pasiūlymus, gal kas ir parengti norėsit kažkokį tai renginį ar dar kažką. Kad ir gerą žodį, o jeigu išprūsit piktą žodį, kaip sakoma, geriau viskas tegul telpa į tą mažą terbikę. Manau, kad iki šventės pabaigos pareis tas krepšelis.
labai džiaugiuosi jūs visus šitaip gausiai matydama ir iš pradžių net širdį labai virpėjo viskas, o dabar jau pradedu po biškį atsigauti, atsipalaiduoti. Tai nuo ko prasidėjo? Viskas prasidėjo prieš 5 metus, kada aš savivaldybėje parašiau prašymą ir paprašiau sudaryti panaudos sutartį. Nes kultūros skyrius visai iširęs, namai apgriuvę ir rinktis į supelėjusią salę, atvykdavo ir svečiai, visi matė, kad labai bloga padėtis. Pradėjau privatizuoti aplink pastatą žemę, pradėjau tvarkyti namus. Iš pradžių tai įsivedėm vandenį iš valstybės, Žemės ūkio ministerijos biški gavom 17 000, iš ten biški pasikapstėm. Paskui atsirado lyderio programa, atsirado strategijos, atsirado VVG ir prasidėjo didieji projektai. Be savivaldybės pagalbos, kuris buvo remiamas iš kaimo plėtros fondo senų pastatų renovacija, be šito projekto, aišku, aš nieko čia viena nebūčiau padariusi. Bet kad gauti tas lėšas iš savivaldybės, aišku, man kainavo nemažai sveikatos. Nelabai kas pritarė tam reikalui, visi bandė gal ir nusiplauti, nusišluostyti, kam čia reikia, tegu renkasi mokyklą, mokykla liks laisva, kam čia reikia tų pastatų. Bet matote, jeigu šiandien tokia minia ateina ir matosi, kad tikrai tai yra reikalinga. Ir aš manau, kad mes neapsirikome, šitą darbą padarė ir šiandien valdžia matydama šitą liaudį ir supras, kad tai padaryta tikrai tikslingai ir labai reikalinga. Mano pirmasis projektas buvo toks, tą galą ten atremontuoti, sceną sutvarkyti, o paskui reikėjo būtinai dar, projektas buvo padarytas, viskas, bet praleista kanalizacija. Tai dar laukų inžinerinius tinklus reikėjo įvesti. Ir trečias projektas dabar yra dar parašytas, kuris dar nėra praėjęs visų stadijų. Tai yra aplinkos sutvarkymas ir lauke tinklinio aikštelės įrengimas. Tai susitvarkysim pavasarį aplinką ir turėsim tinklinio aikštelę, kur ne vienas jau nusišypsojo sužinojęs šią naujieną ir dėkoja, sako, tai tikrai dabar nereikės niekur važiuoti į Degaičius, turėsim savo. Ką aš trumpai taip ir sakydama, norėčiau ką pasakyti. Dėkoju visiems, kas padėjo iš valdžios, kas pritarė, kas gerą žodį pasakė, bet šiandien, kas nelabai norėjo man padėti, šito žmogaus neminėsiu. Tegu palieka man širdyje giliai. Ką daugiau norėčiau pasakyti? Būkime visi tokie nuoširdūs, vienas kitam padėkime ir nelaimėje, ir laimėje, ir visada rinkimės, visada padėkime kaimynui, juk aš ne vietinė, aš atsikėlusi iš Tryškių, bet aš 15, jau 17 metų, tik kaip čia gyvenu ir dirbu jūsų bendruomeniai 10 metais, šiemet bus 10 metų. Ir jeigu aš jums tiek daug dėmesio skiriu, tai ir jūs supraskite, vietiniai gyventojai, būkite irgi tokie pat nuoširdūs, vienas kitam padėkime ir būkime linksmi ir laimingi. Šiandien pas mus atvyko gana gausus būrys svečių. Ir manau, kad kiekvienas norėtų nors po mažą žodelį tarti, tad kviečiame Seimo narį Valentiną Bukauską, kuris ir šio, sakykime, renginio yra toks gana didelis globėjas, kuris
dovanoja mums šiandien netgi koncertą. Dėkingas esu rajono valdžiai, aišku, bendruomenės pirmininkiai ir jums, kad jūs turite tą, ką jūs norėt turėti. Ir pasinaudodamas proga iš tiesų noriu dar jūs pasveikinti ir su vakarykšte mūsų gan iškilme diena, tai 95 metai mūsų nepriklausomybės, valstybės atkūrimo diena, tai pasidžiaugti, kad jūs iš tiesų puoselėjate, vien jūsų akyse yra šypsena, šiluma, tai iš tiesų dėkoju. Jūs įrodėt, kad jums reikia tos salės. Tai aš ką noriu palinkėti visiems, kad ta salė būtų savaitgaliais, kiekvieną savaitgalį tokį pilną kaip šiandien. Nes nebereikal ta salė buvo pastatyta. Nedėliai ta salė buvo statom ir nemoliai, tikrai patikėkime. Ta salė statom bendruomeniai, visiems Eigirdžių gyventojams ir aš linkiu, kad čia vyktų veiksmas ir koncertai, ir teatras, ir spektakliai. Nu ir aišku, ir mokyklą gal čia naudotis, be jokios abejonės. To ir visi sutilpti, to ir visiems užtekti tos vietos pasaulį. Taigi, Adelė, be gal dėkoju už tavo visus vardus, kuo trūta būti stipri ir kad tave mylėtų bendruomenės nariai. Sveikinu. Šitie namai toks pavyzdys kooperuotų lėšų. Vis dėlto visi puikiai žino, kad nei vietos veiklos grupė būtų galėjus finansuoti tiek, nei savivaldybė, nei vien valstybė. Tai kooperuotas lėšas, o kiek prisidėjo iš valstybės programos, kiek iš Europos. Ir aš dabar skaičiauju, kad Europa tai bus vos ne lygiai prisidėjusi. Tai labai daug. Ir čia reikia dėkoti jūs ir aišku Adelei. Kadangi ir pykdama, ir gerauju, bet vis dėlto daug padarė. Ir mes jau nervuojamės, kad per daug į tos Eigirdžius tų pinigų, nes praktiškai jau 2 projektai įsisavinti, dabar dar 3 yra vertinam. Bet, kaip sakyti, pinigai tam ir yra, kad juos leisti. Ir tie pinigai neš naudą ne tik tai valstybei, ne tik tai rajonui, bet ir jūsų bendruomenė. Ir aš linkiu Adelei dar stiprybės. Ačiū jums ir sėkmės Adelė. Aš manau, Eigirdiškiai visi susirinka tam, kas sakė, nulenkti galvelį gerbiamą pirmininkę. Ir aš būdam seniūns, džiaugaus, kad šitoj karinga motrištyje. Aš kars pats bijau, atvažiau, sakau, nėra dėlis ten kur nors. Ana pradės, muni tam, kaip sako, liaudišką leisti. Bet nieka, mes sutaram seną ir iš tikrųjų aš pastebėjau, jau daugiau projektą vykda, jau energingesnį yra. Ir aš manau, kad dar daug projektų laukia. Nuveiktume Eigirdžiams. Dar įveikia. Labą dieną visiems. Adelė, kad jūsų darbai būtų prasmingi ir vertinti, ir kad jūs suptų žmonės visada suprantantis ir palaikantis, o mus sietų gražus bendradarbiavimas. Ačiū. Gerbimi Eigirdiškiai, mes čia esame tokie kaimynai, kuriais nelabai visi ir džiaugiasi. Bet taip jau lemia kartais, kad tų kaimynų neįmanoma pasirinkti. Kokie jau esame tokie, vis tiek mūsų įmonėje dirbo nemažai Eigirdiškių. Dirbo iš jūsų apie 56 žmonės. Ir Eigirdžių agrofirma labai džiaugiasi, kai įvyksta jūsų bendruomeniai tokios gražios šventės kaip įkurtuvės. Labai sveikinu visus su šiais puikiais namais, linkiu visiems gražių akimirkų šiuose namuose, kad viskas jums būtų sėkminga ir puiku. Taip pat norėčiau įkurtuvė proga įteikti piniginį čekį nuo Eigirdių agrofirmos 2000 litų.